Sveiki gyvi, šeštadienis, gazuotas vanduo, belia kaip karšta, iš tikrųjų jaučia toksai jau jaučias vasara. Tai ta proga darom video apie DeFi pozicijas, liquidity provisionas su leverage. Ir visa tai veiks ant Solanos, noriu paaiškinti, kaip tai veikia, kodėl tai veikia. Ir tai yra labai geras metodas pasidaryti dar didesnius procentus, pakankamai stabilius procentus, paprasčiausiai reikia suprasti likvidavimo rizikas. Tai į protokolas, kurį rodysiu, yra DeFi Tuna, dabar tunas, ir viskas, yra nupiešta žuvytė. Ir jisai yra pakankamai naujas protokolas, bet labai daug update'ų pušina, devai dirba, protokolas geras, tikrai galbūt nepasiruošęs gauti super didelį kapitalą šiai dienai, jisai po truputį auga, tai ir iš savo perspektyvos, iš jūsų perspektyvos siūlyčiau alokuoti kapitalą nedidelį. Tai yra tūkstantinį, bet tikrai ne 100 tūkstančių ar ten, sakykime, dar daugiau. Tikrai galima dėti tokias vidutinio dydžio sumas, protokolas tikrai prižiūrimas ir panašiai, tai nematau didelių rizikų protokolui sugesti, pavadinkim, bet ten, kur eina leverages, ten, kur eina paskolos, skolos, visa tai yra pastatyta ant orakulų, kurie stebi kainos judėjimą realiu laiku ir atitinkamai pozicijas likviduoja arba nelikviduoja, atvaizduoja procentus ir panašiai. Tai jeigu į protokolą ypatingai su leverageu įeina didžioji dalis orakulų, tai yra pakankamai sudėtingas programavimo procesas. Jeigu nors vienas orakulo, sakykime, programo nulūžta, nors ir nėra hako ar kažko, bet paprasčiausiai būna, kad kažkas tai susibugina, tai gali tai atvaizduoti ir protokolas ir paprasčiausiai likviduoti pozicijas, kurių neturėjo likviduoti ir panašiai. Dauguma protokolų tam turi įvairius insurance fondus, iš kurių po to pinigai yra grąžinami, bet vėlgi tai yra pakankamai naujesnis protokolas, bet tikrai žiauriai geras. Pasispaudus ant Twitterio, galite irgi persižiūrėti, pasižiūrėti, bet jie tikrai pušina daug naujienų. Tai va, atsidarot defituna.com, einat į appsą, spaudžiate tiesiog go to app ir jūs numesi šitą langą. Ir dabar šitam lange viskas vyksta ir tai gal iš pirmo žvilgsnio gal atrodo sudėtinga, daug visokių čia lentelių, skaičiukų ir panašiai, bet iš esmės viskas paprasta. Tai yra lygiai tas pats liquidity provision, naudojant orkos poolus, bet galima skolintis iš šito protokolo prieš įeinant į liquidity provisioną. Gaunasi, kad jūs alokuojat kapitalą į liquidity poolą, į savo range'ą viskas taip pat, bet įeinat su didesnė suma. Tai ką mes darom? Darom Connect Wallet, jungiam fantomą. Čia kaip tik pasiminėjau profitus iš kitų protokolų ir panašiai. Tai į šitą poziciją, kurią kažkada rodžiau, damečiau, biškį paaugint, tai tiesiog geriau matysis, kaip vyksta tas yieldas, ar tolimesniem video ar panašiai. Tai jeigu atsimenat, čia buvo dėta tik tai $300 ir nesakiau, kad tikiuosi marketas pavažiuos į apačią ir aš užsipirkinėsiu solą geresnė kaina. Tai būtent taip ir įvyko, buvo įeita prie šitos kainos, dabar 1.54, marketas važiuoja žemiau, tai aš užsipirkinėjau solą. Ir jei neklystu vakar penktadienį pasiminėjau profitus iš kitų visų savo asmeninių DeFi pozicijų, tai tiesiog damečiau į šitą kelius šimtus ir dametinėjau iš esmės vos ne PM ant PM santykių, nes kaina buvo maždaug čia, vos ne PM ant PM santykių dametinėjau. Tai damečiau biški solą, biški USDC, dabar yra 900 baksų, tai tiesiog, kad augtųsi šitą viešą poziciją, po to parodyti kažkokius geresnius skaičius arba kaip jie auga. Bet DeFi Tuna
irgi alokuosim šiek tiek, parodysiu, kaip tai veikia. Tai prisijungus walletą yra keletas vietų, yra tradas, yra poolai, paspaudus ant pools, matysit visus orkos poolus, lygiai taip pat kaip orkos, matote orkos logotipą, šiai dienai jie dirba su orka, galbūt vėliau atsiras ir kiti deksai. Tada turim lendingą. Čia yra lendingas, kada jūs galite paprasčiausiai suplyinti savo assetus į šitą protokolą ir uždirbti iš lendingo, ne iš liquidity provision. Tiesiog skolinti savo assetus kitiems, kurie norės naudotis leverage'u savo pozicijose. Paprasčiausias dalykas. Tai šiaip visai geri procentai. Solui duoda 11,7, USDC duoda 5,53 ir visi kiti procentai čia žemiau. Aišku, šitie du visada bus pagrindiniai, nes viskas jų vyksta per juos. At the end of the day, tai galima tiesiog lendinti ir uždirbinėti šitus procentus ir nieko daugiau nedaryti. Lygiai tas pats, kaip pavadinkim, būtų Camino Finance, Ansolanas arba Aave, tiesiog lendini savo assetus, bet negali skolintis prieš juos. Tai yra grinai lendingas. Toliau turim tradą, kur yra visa esmė. Tai pirmas žingsnis. Iš šitos rodiklytės pasirenkat poolą, į kurį norėsite alokuoti kapitalą. Šiai dienai, manau, vis tiek visi pagrindė naudojam Sol USDC ir mums šalia rodo, kokį maksimum leverage galima pasimti, einant į šitą LP poziciją. Šiuo atveju 5x. Čia atvaizduojama, kiek generuoja fees poolas, volumas, TVL ir panašiai. Tiesiog šita info yra lygiai ta pati iš Sol USDC iš orko, poolų. Tai va, pasirenkam Sol USDC ir tada čia atvaizduojam, kokio asseto norim dėti kaip collateral, kaip užstatą prieš skolinantis įeiti į šitą LP poziciją. Ir vienas iš gerų dalykų yra, kad galima dėti vieną assetą ir jisai automatiškai sukoreguos ir sudėlios jums poziciją įeidinėti į šitą poolą. Tai tarkim, nebūtina turėti abiejų assetų, lygiai taip pat kaip orkoj. Tarkim, aš noriu alokuoti į šitą poziciją 200 USDC. Gaunasi, kad aš nemetu jokių solų, aš kaip užstatą palieku tik USDC. Ir gaunasi, kad aš esu sol full longe, tai yra pilnai exposed. Ir čia žemiau galiu pasirinkti savo leverage'ą nuo 1 iki visų 5. Teisingai. Bet 5 leverage'o ar net 4 ir 3 ir panašiai tikrai nerekomenduoju imti. Tuo atsigeriam. Vėlgi, kuo didesnis leverage'as, tuo arčiau likvidacijos būsite. Imti visur maksimalų svertą ir panašiai, tai yra neprotinga. Tai yra gamblerių mindsetas, aš suprantu, kad norisi uždirbti kuo daugiau, kuo greičiau ir panašiai, bet gal tu ir uždirbsi, va kaip man ir sakydavo, kai kurie žmonės, netgi čia Ispanijoje buvau susitikęs su keliais žmonėm, kurie sako, blemba, tai aš žinai dėsiu į siaurą range'ą, ten plus minus 2 procentai, didelę sumą, ten man per dieną prikapsės 2, 3, 4 procentai, porą dienų pasuksiu ir išsimsiu. Ir jo, ir tai veikia, bet tai veikia tol, kol marketas nejuda. Ir tarkim, viskas vyksta taip, kaip tu idėjai. Sakykim, tose 2 procentuose ir juda. Ta momentą, kai marketas išeina, ypač per apačią, prasideda nesąmonės. Ir tu gal ir uždirbai tuos keliasdešimt dolerių per tas kelias valandas, sakykim, įdėjęs didelę sumą į mažą range'ą, net jeigu čia pasiėmęs 5x leverage'ą, tu greitai susukai, jo tai veiks, bet ilgalaikiai perspektyvoje tai niekada neveiks. Nėra šansų. Marketas juda aktyviai, dažniausiai aktyviai ir paprasčiausiai vieną kartą pasiemi, kitą kartą praloši ant išėjimo iš range'o, atpirkimo ir panašiai ir finale tu žiūri, kad tu arba ant savų, arba minimaliam pliuse, arba dideliam minuse nieko nedaręs. Tiesiog daręs visas tas nesąmonės. Vietoj to, kad tu protingai, profesionaliai žiūrėtum į marketą, o ne į tą tokį greito uždarbio sistemą. Taigi dėl leverage'o visada siūlyčiau dėti 2, maksimum 3x. 2,5 irgi visai gerai skamba. Tai šiai dienai padarykim 2x, gaunasi, kad mes į poziciją įeidinėtumėm su 400 ir paėjus žemiau mes turim borrowing ratio. Tai kuom mes norim skolintis eiti šitą poziciją. Čia irgi yra svarbu. Šiai dienai
kadangi marketas yra taip gerokai pakritęs ir ar jisai toliau važiuos į apačią pakankamai žemai, aš nemanau, toksai at the end of the day viskas priklauso nuo jūsų požiūrio į marketą. Jeigu jūsų požiūris į marketą yra bullish, kad jūs tikitės, kad marketas pavažiuos į viršų, ypač Solana, tada jums logiškiausiai būtų skolintis 100% tik USDC. Gaunasi, kad jūs pasiėmėt paskolą USDC, visus tos 200, dar 2x nuo savo 200, imat paskolą per USDC ir gaunasi, kad jūs automatiškai padenginėjat tą paskolą irgi USDC. Jeigu imtumėt paskolą tik Solanom, pavyzdžiui, ir tikitės, kad marketas važiuos į viršų, tai nėra teisingai daryti, nėra protinga daryti iš pelningumo esmės, nes jūs tada padenginėsit paskolą savo Solanom ir automatiškai jums jų mažės. Dėl to reikėtų, vėlgi, jeigu jūsų požiūris yra pozityvus į marketą ir jūs galvojate, kad marketas važiuos į viršų, tada geriau skolintis tik USDC. Skolintis 50-50 irgi galima, jeigu jūsų požiūris toksai daugiau, sakykime, neutralus, toks neaišku, kaip jums marketas žiūrisim, galima skolintis ir 50-50. Ir šiek tiek didesnė info apie tą borrowing info galima gauti pasispaudus va čia. Šiai dienai aš noriu skolintis tik USDC, išlieku 100% longas Solę ir tada man yra paskaičiuojamas position sizas, tai dėsim PM694 ir CAM3, jeigu palieku šitą patį range'ą, minus 2,5 ir 3,4%. Šiai dienai nemanau, kad šitas range'as yra geras, nes jis yra labai siauras. Ir jūs, aišku, dar stumdant šitą chartą matote, kur yra daugiausiai likvidumo. Ir daugiausiai likvidumo stovi ties šitom kainom, kaip matote. Tai dauguma žmonių šiai dienai yra išėję iš savo range'ų dėl vakarykščio ir praeitų dienų marketo pakritimo. Tai aš iš esmės asmeniškai siūlyčiau minimum plus minus 5% darytis, gal net ir 10. Čia jeigu darytis iš apačios. Tai iš tikrųjų marketui 1,45, aš sakykime, 1,45 aš palikčiau kaip maždaug taip. Arba galim ranką įvesti 1,45, 15, tebūnie. Čia daugiau seniukai. 1,45, va, ir į viršų 1,66, nu, pavadinkim visai nieko tas range'as, 8 į viršų, 6 į apačią, visai neblogai. Taip, žiūrisi trumpalaikiai perspektyvoje, nesitikint šitos pozicijos laikyti savaitę. Gal savaitę plus minus ir išsivažinėtų jinai, maždaug, sakykim. Ir tada dar atstumus visą šitą kainą jums atvaizduos, kur yra jūsų likvidavimo kaina. Ir šitas raudonas taškiukas, šitą raudoną kainą, čia matau bugas yra protokolė, nes aš negaliu matyti tos kainos, bet jinai yra labai pakankamai toli čia. Tai yra likvidacijos kaina, kiek Solana turi nukristi ir pasiekus šitą raudoną kainą, jūs likviduotų šitoj pozicijoje į minusiuką. Tai atsidarius, jeigu aš padidinsiu leverage'ą, tarkim į 3x, va šita kaina tada jau matosi, 122. Jeigu padarau 2x, gaunas dar mažiau, apie 91, jeigu neklystu mačiau, tai pasiekus kainai 91, jūsų pozicija bus automatiškai uždaryta į minusą. Ir įvyks likvidacija ir automatinis paskolos atidavimas. Tada kitas variantas, tai yra limit orderiai, jūs galite nusistatyti, kada selinti šitą poziciją, kada uždaryti šitą poziciją, jeigu norit. Šiaip šiai dienai nesiūlau to daryti patiems, tiksliau automatizuoti to galima viską padaryti patiems. Ir tada auto compounding, tai yra funkcija, kuri leidžia automatiškai įjungti sudėtinės palūkanas, pavadinkim, ir tą yieldą, kurį gaunate, automatiškai reinvestuoti ir uždirbinėti dar didesnį profitą. Šią dieną dabar nejungsiu. Tai va, viską padarėm, alakuojam $200,
su 2x leverage'u, gaunasi, kad 200 baksų skolinamės papildomai ir į poziciją įeidinėsim su didesnė suma. Ir gaunasi, kad mes įeinam į tą patį SolUSDC poolą, kaip čia, aš esu įėjęs, tik be jokio leverage'o, esu įėjęs, įeisim šitam range ir viskas. Dar vienas dalykas, ką noriu parodyti, tai yra šitą pavadinkim grafiką. Tai yra, jeigu time in range dabar yra nustatytas nulinis, bet padarykim, tarkim, nežinau, 14 dienų, ok? Va, tai yra 2 savaitės. Tai ką šitas šertas atvaizduoja? Jeigu kaina visiškai nesikeičia ir yra ten, kur yra dabar, būtent Solano, šiuo atveju 1.5390, jeigu kaina čia ir išlieka, po 14 dienų mes turėtumėm pliusą. Jeigu kaina liktų ten, kur yra, vis tiek $42 pliuso. Jeigu kaina pasiektų range'o viršų, turėtumėm $51 pliuso, gryno pliuso, ir net kaina išėjus į apačią, vis tiek turėtumėm $24 pliuso, nes yieldo būtų prigeneruota tiek, kad net ir išėjimas iš range'o mums vis tiek yra pelningas. Bet tai yra vėlgi projekcija, jeigu 14 dienų kaina nesikeičia, arba labai minimaliai keičiasi per porą $, sakykime, kažkas tokio. Galima, aišku, didinti dar daugiau, tarkim, mėnesiui. Jeigu visą mėnesį kaina maždaug ties 1.5390 ir sukasi ir nesikeičia, tai galima skirti didžiulį išėjimą iš range'o ir jūs vis tiek būsite pliuse, atkėlus tiek lossą išėjus iš range'o, tiek yieldą, kurį sugeneravo pozicija. Bet jeigu, tarkim, pozicijoje būtumėte vos dieną, tarkim, 1 dieną, 8 valandas, kažkas tokio, tai kainai išėjus iš range'o per apačią, jūs būsite apie 14 baksų minusė, išėjus per viršų apie 12,5 pliusė. Bet yieldas nesugeneruos pakankamai jums profito, kad padengti šitą lossą, kuris būtų, jeigu kaina išeitų iš range'o per apačią. Bet aš manau, kad jūs jau žinote, kaip managing pozicijas ir kaip hedgintis prieš išėjimą iš range'o. Jeigu matote, kad kaina yra prie pat range'o, tiesiog atsidarote shortą, hyperliquid ir panašiai, visas šitas yra paaiškinta anuose video. Tai va, tai tiesiog galima tokią mini projekciją pasižiūrėti, ties kada jūs, tai realiai 6 dienų maždaug reikia, kad net ir išėjus iš range'o pozicijai, jūs jau būtumėt net profite. Net ir pakaverinus visą lossą, kas būtų kainai važiuojant į apačią. Tai va, viską padarėm, spaudžiam create position, mums viskas suskaičiuojama, dedam 200 savo, collateral 200 skolinamės, įvyksta swapas, padalina mums PAM ant PAM, liquidation price 91.85, tiek turi nukristi solas, kad mus likviduotų, spaudžiam start farm ir pozicija bus atidaryta. Pakonfirminam viską. Viskas. Paėjus žemiau, matysit savo poziciją. SolUSDC, 2x leverage'as, in range, dydis 400, dėl to, kad yra 200 mano 200 skolinta, mano užstatas 200, mano depozituotas užstatas, kuris yra pasiskolintas, pavadinkim, yra 200, paskola 200, likvidavimo kaina 9157 ir įėjimo kaina 154. Viskas. Dabar man generuojasi yieldas dvigubai didesnis, negu būtų įeinant į poziciją su 200, nes aš 200 dasiskolinau. Tai gaunasi, kad aš lygiai tą patį yield farmą darau, kaip ir darau čia su 900, bet aš tą darau su 200 ir 200 pasiskolinęs. Gaunasi, kad iš esmės aš esu pozicijoje su 400 ir uždirbinėjau dvigubą yieldą. Ir tada man pradės kauptis čia yieldas, kiek aš jo pradėjau kaupti, kiek aš laiko esu pozicijoje, koks mano range'as, ir čia profit ir lossas yra bendras, įskaitant ir Solanos kainos judėjimą. Tai jeigu, tarkim, čia jūs matote žalią skaičiuką, kad esate uždirbę, tarkim, 20 baksų, o profit ir lossas vis tiek neigiamas, reiškia, kad Solanos kaina yra pakritusi tiek,
kad jūsų yieldas nekaverina išėjimo iš pozicijos pilnai. Ir finale, nors ir prikaupėt yieldo, bet jeigu kaina Solanos yra pakritus pakankamai žemai ir jūs esate išėjęs iš range'o, jūsų nekaverina jūsų profito, tai finale bus net lossas. Dėl to šitas skaičiukas irgi yra svarbus. Jūs turit būti tiek čia profite, tiek čia profite, bet šitas labiau atvaizduoja Solanos kainą, nes vis tiek jinai vaikšto greičiau negu yieldas. Tai jūsų tikslas yra dėti tokį range'ą ir tokiu metu, kada Solana kaip įmanoma mažiau juda. Jums reikia, kad jinai stovėtų realiai vietoj, bet visi treidintų, visi spėliotų, kas čia vyksta. Ir tada gaunasi jums generuojasi geras yieldas, kaina per daug nevaikšto, nesikeičia, tai automatiškai gaunasi, kad jūsų čia profit ir lossas visada bus teigiamas. Tai va, tokia yra pozicija. Čia penny yieldą galite viską pasimti, jeigu norite per čia. Viskas pakankamai paprastai. Čia paspaudus ant pozicijos jums atvaizduos visą informaciją pozicijos ir viskas. Ir jūs dabar esate šitoj pozicijoje. Tada paspaudus ant laiko jums iššoka tokia lentutė, kur galite compoundinti. Tai va, tarkim, visą uždirbtą profitą galit sukompoundinti, tiesiog ranka paspaudus. Ir jūsų šitas yieldas bus reinvestuotas į pozicijos dydį. Galite pasimti, kas uždirbta, arba tiesiog uždaryti poziciją. Tai jums bus padengta paskola, tada išims iš pūlo pinigus ir, pirmą išims, tada padengs paskolą ir jums grąžins viską, kas liko. Paprasčiausias metodas. Ir viskas. Tai yra lygiai tas pats koncentruoto likvidumo baseino pozicija. Paprasčiausiai tai yra skolinamasi prieš dar iš protokolo ir einama į šitą poziciją su leverage. Tokie protokolai buvo madoj anksčiau, ne prieš, o 21 metais. Buvo madoj, galėjai skolintis, eiti leverage, bet jie neišsilaikė. Žmonės tiesiog nesuprato, kame esmė ir kaip tai veikia. Nes DeFi'us visas space'as buvo toksai, viskas kyla, krenta, auga, Solana įdomi, nebeįdomi ir panašiai, žmonės pasimetė, kaip čia tas leverage'as veikia ir žodis leverage visiems asocijuojasi su lossais ir panašiai, kaip neigiamas dalykas, tai tiesiog žmonės nepripažino tų protokolų. Dabar viskas yra daug labiau pažengę, žmonės šiek tiek patys labiau protingesni, labiau galvoja savo galvą, tai šitie protokolai iš naujo grįžta. Ant Ethereum Layer 2 jų yra daugiau, jų yra daug daugiau. Ant Solanos dabar yra DeFi Tuna, jis yra geras, įdomus, labai gerai sudevelopintas protokolas, dėl to aš jį jums ir rodau. Tai va, viskas. Dabar jūs mokate eiti į pozicijas DeFi'aus su leverage'u, tai su mažesnė suma galite gauti gerokai didesnius returnus, bet darykite tai protingai. Visada pasiskaičiuokit, kiek Solana gali pakristi, kad jūsų nelikviduotų, darykite range'us teisingus, nesiaurų. Žodžiu, nedarykite taip, kad imat 5x leverage'ą ir darote labai siaurą range'ą. Taip jūs uždirbsite labai trumpam intervalę, bet ilgalaikiai perspektyvoje niekada šitas neveiks. Tai va. Viskas šitam video, tikiuosi buvo naudingas, tikrai geras toolsas, geras įrankis, jeigu iki galo peržiūrėjot, super, sveikinu, tikrai esate prieki.